Labas. Šiandien 30 diena, tai pagalvojau, kad yra puikia proga pakalbėti apie trečią energiją, kuri skaičiuojant taip ir gautųsi, nes skaičiai yra sudedami. Tarkim, jeigu tu gimiai 3 arba 30, bet kurio mėnesio dieną, arba kovo mėnesį, arba jau skaičiuojant gaunasi centre matricos, tai tu ją tikrai turi. Tai apie ką šitą energiją? Kad būtų aiškiau, tai pagal tą įprastą taro kaladę gal atrodo kitaip, bet šitą man labiau patinka, tai parodysiu apie ką šitą energiją. Tai yra imperatorės energija, vaisingumo ir nebūtinai apie vaikus kalbant, gali būti ir projektai, bet tai yra imperatorė. Tai apie ką jinai mums kalba šitą energiją, tai apie tokį super mergaitės, super moteriškumą. Tai yra be galo moteriška energija, pati moteriškiausia iš visos matricos. Man apie ją labai sunku kalbėti, nes pas mane yra pati vyriškiausia. Tai čia gal būtų mano siekiamybė, tarkim teoriškai, bet tai yra pati moteriškiausia energija. Ir jeigu įsivaizduoti pliusę šitą energiją, tai kaip turėtų viskas būti, jeigu tu ją išgyveni pliusę, tai man gal labiausiai toksai ryškiausias pavyzdys būtų Angelina Jolie, kuri yra tokia, tas toks skvarbus žvilgsnis, pasitikėjimas savim, kai tu su nieko nekovoji, kai tu žinai savo vertę, kai tu žinai, kas tau priklauso, kai tu žinai, kur tu eini. Dar jeigu apie pliusinę energiją kalbą, apie pliusinę pusę šitos energijos kalbant, tai labai svetinga, jeigu tai moteris, nes vyras ir moteris traktuojasi šiek tiek skirtingai. Tai pliusą labai svetinga moteris, jeigu tu pas ją ateini į svečius, tai tu jautiesi svarbiausias, jinai visą laiką tavim pasirūpina, leidžia jaustis laukiamam, labai myli vaikus, myli šeimą, bet nebūtinai, kad tu ten turi būti namų šeimininkė, bet jinai šalia to dar, jeigu yra galimybė, tai gali kad ir pasisamdyti žmogų, kuris visus būties darbus padarytų, bet ir pati jinai puikiai tą gali padaryti. Bet dar šalia namų gali turėti savo verslą, veiklą kažkokią, projektus. Tai tokia moteris iš didžiosios raidės. Tai čia pliusai. Minusai tai būtų, tai minusai būtų tokie, kad tarkim nenori tarkim, nenori rūpinti savo išvaizdą. Kas nepaminėjau prie pliuso, tai būtų, kad labai rūpinasi savo išvaizdą. Tokia elegantiška, tokia moteris. Ir nesvarbu, jeigu pliusė, tai tu gali eiti su treningu plačiu, bet tiesiog spinduliuoja moteriškumą. O jeigu energiją išgyveni minuse, tai tu nenori vaikų, nenori šeimos, apie ką reikėtų pamastyti, kaip visą tą pradirbti, nenori rūpinti savim, nenori jokių ten procedūrų, sau vaikštai riebaluotą galvą, nesirūpini savim, jeigu taip trumpai. Tai čia yra minusas šitos energijos, o jeigu ne apie išvaizdą kalbant, tai minusas būtų dar toksai labai stiprus, kad tu nepasitiki savim,
kas pliusė, tarkime, jeigu pliusė tu pasitikė savim, tai minusė tu savim visiškai nepasitikė ir iš to nepasitikėjimo savim kyla toks noras kontroliuoti aplinką, kad noras toksai per prievartą įpiršt savo nuomonę, sukontroliuoti visus, kad būtų taip, kaip nori tu. Tai čia minusas, nes pliusė šitą energiją gali visą tą taip pačiai padaryti, tik tai išmintingai, ramiai ir pasitikint savim. Tai apie moteris gal tiek, gal paskui dar prisiminsiu kažką pasakysiu. O vyras su šitą energiją, tai čia yra tokia dovana vyrui. Jeigu jis tą supranta, tiesiog kosminė dovana šitą energiją, jeigu išgyveni pliusę, aišku, ją, tai šitie vyrai tobulai supranta moteris. Jie supranta, kaip jos jaučiasi, kaip su jom bendraut, ką, kur, kada pasakyt. Tiesiog. O jeigu minusė vyras už tą, aišku, ir ne tik tai, kad tu moterį supranti, bet ir tas, kad su pinigais puikiai sekasi, su projektais, sugebi valdyti didelius pinigus, juos padaryti savarankiškai. Tai jeigu apversti visą tą į minusą, tai gali būti, kad esi priklausomas nuo mamos nuomonės, nuo moters nuomonės, negali nieko savarankiškai nuspręsti, nori gyventi iš moters pinigų, nemyli vaikų, nemyli šeimos, tave erzina moterys apskritai, kaip moterų giminė tave tiesiog biesina. Čia nežinau, čia lietuviškas žodis, bet, esmė aiški. Tai, kad jeigu tu neši yra pati moteriškiausia energija, tai viskas vyksta dėl to, kad jeigu tu nepriimi tos savo energijos ir jeigu tu kovoji su tuo, tai tu kovoji tada prieš moterų giminę, tu kovoji prieš savo prigimtį ir nieko iš to gero neišeina. Tai tiesiog tokie įrankiai kaip matrica, astrologija, aišku, psichologija, tai čia mokslas, bet visi šitie dalykai tai tikrai labai padeda pažinti save ir atpažinti šitus dalykus savyje. Tai gal taip trumpai sunkokai išskirti dar kažką būtų, tai pereisiu gal prie rekomendacijų. Kadangi tai yra imperatorės arkanas ir energija, tai atsiprašau, tai rekomendacijos tokios būtų moteriai, pradėkime nuo moters, tai tu esi imperatorė. Tau nereikia skubėti, liek draskytis, tau viskas gaunasi tarsi savaime kažkaip lengvai iš savęs ir nereikia tau ten plėšytis ir stengtis parodyti, kad tu esi imperatorė. Nes tu esi karalienė, imperatorė gal net aukščiau negu karalienė, tai tau nereikia draskytis, kad tu tą įrodytum. Tai čia turbūt būtų galima kalbėti apie, jeigu taip nėra, tai būtų galima kalbėti apie pasitikėjimą savim, kaip jį išsiugdyti, kad nereikėtų draskytis, kovoti ir kažkaip rūpintis aplinkiniais per prievartą, tai tas rūpestis neturi būti per prievartą, tai gaunasi savaime. Ir be kontrolės, be tos tokios priespaudos, be valdžios. Dar kas yra labai svarbu, tai imperatorė pliusė, tai jinai negali pakęsti jokio laipsnio nepagarbos savo atžvilgiu. Tai tarkim vyras su tavim elgiasi netinkamai, tai jeigu tu išgyveni savo energiją pliusę, tai tu
nu, tai maksimum duosi 3 kartus jam pasitaisyti ir jeigu niekas nepasikeistų, tiesiog uždarysi duris ir išeisi. Ir net jokių kalbų nebus. Jeigu tu išgyveni energiją minuse, tai tu taikstysi, galvosi, kad tu čia kažką gal padarai ne taip, gal čia tu kalta, gal dar biškį palauksi, gal jisai pasikeis, nu nepasikeis, jeigu tave kaldašina ten psichologiškai ir fiziškai, tai nu tikrai niekas nepasikeis, jei tu nieko nepakeisi. Tai jau čia ne imperatorė, jau čia kažkas kito. Imperatorės energija yra apie tai, kad tu kažkaip natūraliai iš savęs dovanoji švelnumą ir meilę pasauliui ir aplinkai savo. Tai jeigu tas nesigauna lengvai, tai reikia pagalvoti, kaip tą energiją išvesti į pliusą ir kokia yra to priežastis, nes čia yra pasekmė. Jeigu taip nevyksta lengvai, dar vienas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai jeigu tu jauti, kad tu nenori būti namie, arba atvirkščiai, nori būti tik tai namie, ten apsikuitus, puodais apsidėjus ir nenori daugiau nieko matyti, tai irgi reikėtų susimastyti, nes tu esi ne vieno, kaip čia išsireikšt, tu negali savęs uždaryti vienuose namuose ir viskas, ir apdėti save sienom, tai ne tu. Tau, ta prasme, tu esi pasaulio žmogus ir tau gera dalintis ir tu nori dalintis tą meilę ir švelnumu. Tai jeigu tu nenori niekur eiti iš namų, tai yra energija minus. Ir jeigu tu nenori grįžti namo, tai irgi kažkas negerai. Tai dėl šito reikia susimastyti. Ir dar šita energija yra apie tai, gal kad svarbus yra ne tik fizinis grožis išorinis, bet ir vidinis ypatingai svarbu. Tai jeigu tu namuose, pavyzdžiui, ko gali trūkti tavo partneriui, tai jeigu, tarkim, jauti, kad, aš tau padariau valgį, sutvarkiau namus ir bėgu ten savo reikalais, tai čia irgi energija yra minuse, nes tu gali susijęsti ir pasikalbėti giliom temom ir nuoširdžiai, ir jeigu tau to daryti nesinori su tuo žmogum, tai irgi yra toks savotiškas red flagas pamandramaus. Tai tiesiog tai imperatorė yra vidinio ir išorinio grožio toks balansas turėtų būti. Tada tu gali jaustis gerai. Dar šita energija yra apie tai, kad tu esi imperatorė ir tau niekas negali vadovauti. Nes jeigu išgyveni energiją pliuse, tai reiškia, kad tu visada vadovauji situacijai taip, kad niekas nesupranta, kad tu vadovauji. Tu viską apsuki tuo kampu, kad kitas galvoja, kad jisai nusprendė, bet realiai nusprendė tu. Tai jeigu tavo gyvenimą ateina tokios situacijos, kai tau kažkas vadovauja, tarkim, nueini į darbą, kur yra vadovė viršininkė, arba ten, tarkim, mama, arba tavo anyta tau vadovauja, tai žinok, kad čia yra ženklas, kad turi sustot ir pagalvot, kodėl visa tai vyksta, nes kada ateina vadovavimas tau iš viršaus, tai yra ženklas, kad kažkas vyksta ne taip, nes turi būti atvirkščiai. Tai pagalvok apie tai. Ir rekomendacijos vyrukams su šitą energiją. Tai labai rekomenduoju įsigilinti į tai, ką aš sakau, ir pamastyti apie tai, ir pradėti gyventi kitaip, nes jeigu tu nekenti moterų ten
sakai, pavyzdžiui, bobau vieta prie puodų ten, žodžiu, nu, kažkaip tai panašiai. Tai reiškia, kad tu išgyveni energiją minuse ir tu jos iš vis nepriimi, o nuo ko reikėtų pradėti keistis, tai nuo to, kad tu bent jau turi priimti tai, kad tu turi šitą energiją. Tu net neįsivaizduoji, kokį tu kozirį turi, ten kiti vyrai nesupranta, moterų gali ten valandą klausyti, jeigu klauso. O tu turi įgimtą dovaną suprast moteris. Čia yra vau. Ir jeigu tu eini sąmoningumo keliu, o aš tikiu, kad eini, jeigu matai, ką aš dabar kalbu, tai tikiu, kad prieisi tokį tašką, kai tu visą šitą suprasi ir įvertinsi. Ir nustosi kovot. Patartina realiai dirbti gal moterų kolektyve, nes moterų kolektyve tau būtų dirbti tikrai lengviau, dėl to, kad tu žinai, kaip su jom bendraut. Su vyrais tau yra sunkiau, nu ir nereikia. Ir yra dabar tiek daug visko, kur tu gali, tiesiog pasirinkimas yra tuoks. Tai va, ką čia dar? Stenkis palaikyti ryšį su vaikais, nes paprastai, jeigu pastebėjai, o tikiu, kad pastebėjai, prie trečios energijos vyrų labai limpa vaikai, jie tiesiog jaučia juos ir nori bendrauti ir žino, kad gali pabendrauti. Tai jeigu turi vaikų, tai skirk laiko daugiau ir kokybiško savo vaikam. Nes jeigu energija minuse, tai tu jo visai nenori skirti vaikam, tave jie erzina, tai pabūk dažniau su vaikais. Jeigu vaikų neturi, tai nežinau, tai projektą kažkokį sukurk, reikėtų žiūrėti matricos bendrą vaizdą, tarkim, kažkokios srities ir ne tik matricos. Sielos masažas tai susideda iš labai daug metodikų, kur galima paanalizuoti, bet nenoriu čia reklamuotis, nes tiesiog jeigu norėsi, tai pasiieškosi informacijos. Mano dabar tikslas yra pakalbėti apie visas 22 energijas, kad tu jas daugmaž suprastum, žinotum, gal bent 1% daeis iki tavęs ir tu susimastysi ir čia bus pirmas žingsnis link tavo augimo, tai aš labai džiaugčiausi. Tai va tiek, tiesiog, kad imperatorė yra labai galinga, stipri energija tiek vyrams, tiek moterims. Čia yra dovana, man jinai nelabai pažįstama asmeniškai, bet jeigu tu ją turi, tai pagalvok apie tai, ką pasakiau dabar. Iki.